nuo pareigos iki atleidimo. Jėzus sako, jei jis tavo brolis 7 kartus per dieną tau nusižengtų ir 7 kartus kreiptųsi į tave, sakydamas giluosi, atleisk jam. Evangelijoje pagal Luką 17 skyrius 4 eilutė. Jėzus nesako, jog mes turėtume laukti, kol mūsų brolis nepasikeis. Jis sako, jis gailisi, atleisk jam. Tai didelis skirtumas, nes pokyčiai dažniausiai užtrunka itin ilgai. Mes norime pasikeisti, bet mums tai sunkiai sekasi. Vis užtrunka ir užtrunka, kol mums pagaliau pavyksta apleisti senuosius kelius, bei pradėti eiti naujais. Norime broliui suteikti galimybę bei investuoti į savąjį viltį. Jėzus kalba apie atleidimą, o ne apie naivų nutrūktgalviškumą. Jeigu kartą mane kas nors apgavo, turi atleisti, bet kitą kartą aš būsiu atsargus. Taigi, daugiau taip naiviai nebepasitikėsiu. Dėl to Viešpats mums davė protą. Mes spinduliuojam meilę, tačiau taip pat mes žinom, pasaulis vis dėlto yra blogas. Juk nebesuklupsime ties kiekvieną gudrybę, lyg būtume kvailiai. Ypatingai nekrikščionys sutuoktiniai mėgsta remtis šią pareigą, atleisti ir jokių būdų nėra linkę keisti savo elgesio. Jėzus trokšta, jog mes atleistume, bet ne todėl, kad esame kvaili, naivus ar lengvas grobis, ar esame alkoholikai. Jis galvoja taip, atleisk, bet būk protingas, nebūk greitas pasitikėti. Tu man esi itin vertingas, nenoriu, jog tave dažnai apgaudinėtų, ar tau nemeluotų. Tu iš tiesų turi vertę, didelę vertę ir kiti neturi teisės naudoti tavęs kojų kilimėlių. Jis saugos tave. Jėzus trokšta, jog tu savajam broliui dažnai atleisim, bei nuolat turėtum vilties, jo gailesčiui bei keitimuisi. Jis rodo puikų pavyzdį. Jis dažnai tau atleidžia tavasias kaltes ir kai tu 7 kart arba 70 kart per dieną pas jį ateini ir išpažįsti, aš nusižengiau, atleisk. Jis vis iš naujo atsisuka į tave bei viliasi tavimi. Vieną kartą tau tai pavyks, tą jis žino. Jis regi tavo širdį ir žino, ar tu žaidi su juo, ar turi rimtų ketinimų. Priklausomybių turintis asmenys turi didelių problemų su atleidimu. Mat jie 7 ar 70 kartų per dieną nusižengia, o Jėzus jiems sako, aš atleidžiu tau, aš nepyksiu ant tavęs, pamirštu tavo nusižengimą ir aš nesmerkiu tavęs. Bet jis taip pat sako, būk išmintingas, naudok savo protą. Kuomet tu nori pasikeisti, tau reikia kitų žmonių arba mano pagalbos. Klausykis manęs, sek dvasią. Tau nereikia išvien nusižengti. Tai blogai veikia. Tai grauna tavo savivertės likučius. Eikš, surask manojoje širdėje ramybę ir taiką, o tada leisk mums abiems pagalvoti, kaip mes įveiksime priešą. Būk drąsus, žvelk jį, remkis jo, kurk artimą ryšį su jo. Pasijok iš problemų, nes neklausyk vilonių, tau to visai nereikia, juk jis išlaisvino tavęs. Dėkoju Jėzau, tu nepasmerki manęs, nors esu aš tik silpnas žmogus. Tu vis iš naujo viliesi dėl manęs bei stojo mano pusėje. Matau, jog kai kuriuose srityse aš jau pasikeičiau. Meldžiu, padėk man ir sunkiuose dalykuose. Dėkoju, jog myli mane, jog sergi už mane, atleidi ir nesmerki manęs. Žinai problemų sprendimus bei turi kantrybės, kol aš visą suprasiu. Dėkoju. Amen.